Mano senelis buvo lenkas, tai tik paliudija, kad kiekviename iš mūsų, aš manau, yra dalelytė lenkiško kraujo, kaip ir daugumoje lenkų tarpe yra daug lietuviško kraujo. Ušackų šeima buvo 12 vaikų ir dauguma brolių seserų jie kaip tik išvyko į Ameriką ir Lenkiją. Bet tais laikais mes negalėjom keliauti. Tiesa, seneliui kažkuriais metais vieną kartą po ilgų prašymų leido jiems visiems susirinkti Lenkijoje. Ir visa Ušackų šeima atvažiavo iš Kanados, Jungtinių Amerikos valstijų, broliai seserys ir Lenkijoje. Toks atšilimo laikotarpis buvo. Tai atsimenu, tada pirmą sykį kramčiau kramtomą gumą. Nėra artimesnės kaimynės, artimesnės šalies ir artimesnės tautos negu Lenkai ir Lenkija Lietuvai. Istorija liudija, jog veikiant bendrai mes esame žymiai stipresni. Kuo daugiau mes turėsim lenkiškų investicijų Lietuvoje ar lietuviškų Lenkijoje, tuo aš manau mes turėsim stipresnius pamatus. Turim vėlgi įvertinti, kad Lenkija yra tarp 4-5 didžiausių ES valstybių, su kuria mums reikėjo ir bus būtina bendrauti. Afganistane visi buvom kaip broliai ir seserys ir aš labai artimai bendravau su Lenkijos diplomatais ir kariškiais. Vienu metu jie buvo gal 4. ar 5. valstybė su didžiausiu savo karių įnašu, tuo pačiu kartu veikdami petys į petį ir su Lietuvos kariais. Bendraudami su savo kolegomis Kabule ar net ir Maskvoje kažkaip tai nesuprantam tų ginčių ir tų problemų, su kuriomis mes susidurėm čia santykiuose tarp Vilniaus ir Varšuvos. Aš manau, kad mūsų valstybės nacionalinis interesas yra tai, kad visi gyvenantys Lietuvoje turėtų palankiausias sąlygas gyventi, save reikšti, kalbėti savo kalbą. Istoriškai Lenkai yra mums ypatingai, kaip sakiau, artima tauta, todėl aš manau, kad tie klausimai, kurie tapę yra tam tikrais jau skauduliais, ar pavardžių rašymas, ar gatvių pavadinimų rašymas, man, atsiprašau, bet man jie atrodo juokingi, tai rodo mūsų brandos trūkumą ir politinės valios nebuvimą, kad pagaliau juos pašalinti iš darbotvarkės, juo labiau, kad kone beveik visi Lietuvos valstybės vadovai buvo pažadėję šios klausimus spręsti. Pavardė tai yra asmens nuosavybė, tai yra asmens identiteto dalykas, kuris turėtų būti leidžiamas rašyti taip, kaip istoriškai yra susiklostę.